Sveiki atvykę į atviro kodo mokyklą ir šiandienos tema bus sulieta iš kelių pamokų į vieną, nes taip nepaprašiau, bet taip nusprendžiau, kad gausis geriau, dėl to pamokos bus stabdomos vidury kažkokio tai veiksmo ir paskui pratęsiamos nuo tos vietos, nes aš jas įrašinėjau skirtingų metų naudodamas pause režimą per OBS. OBS leidžia va sustabdyti, padaryti pauzę, pratęst. Tai dėl to, kadangi čia kelios temos, tai taip, kad šitą temą lengviau paaiškinti, pasidariau 3 modelius. Sferą, kubą. Tiesa, jūsų sfera, jeigu jūs ją padarysit dabar, va, mesh per shiftą, kaip visuomet, ką spaudau, rodo šitas oranžinis kampe peliukas, va toksai, va, ką spaudau, tai va, shiftą UV sferė. Jūsų sfera gali būti kampuota, matot, mano tokia lygi. Ir kai kurie gali bandyti eiti į modifikatorius ir per modifikatorius bandyti subdivision surface. Matot, vis tiek jį lieka tokia kampuota ir taip turi būti, ir taip numatytas funkcionalumas toks ir taip turi būti. Dar kiti iš kubo bando padaryti sferą per modifikatorius, tai subdivision surface. Taip, va, matot, ir iš kubo padariau sferą, bet dabar kaip padaryti, kad jinai būtų tokia lygi. Aišku, turint žmogų padarytą per HumGeną, tai tikrai daryti nereikės, nes ten jau viskas padaryta automatiškai, bet jeigu turim objektus va tokius va kampuotus, va tokiais va langeliais, tai tada einam Object, Shade Smooth arba Shade Auto Smooth. Ir jeigu norim gražinti vėl, kaip buvo langeliais, Shade Flat. Čia priklauso nuo kompiuterio pajėgumų, tai šitą ištrinsiu, šitam modifikatorių nuimsiu, palieku kubą. Tai lygiai tas pats su sfera Object, Shade Flat vėl bus su tokiais valangeliais, kaip matot, o jeigu Object Shade Auto Smooth, tai tada bus tokiais nelangeliais, bet jau bus tokia apvali. O žmogui daryti nieko nereikia, nes Object Shade Auto Smooth viskas jau padaryta automatiškai. Jo, viskas pritaikyta automatiškai, tai galiu tiesiog paspausti Ctrl Z. Tai dabar kaip patekti į UV editing panelę, tai yra va čia va UV išklotinės randasi. Kad įsivaizduot, kas yra UV išklotinė, nes kartais vadės paklausia, kas tas rapigas ir taip toliau. Nu tai išklotinė matematinė ir tai aš parodysiu su kubu, einam į UV editing arba UV redagavimas langą. Ir va matot kubo išklotinę. Nieko čia mandru. Jeigu aš pasirinksiu kitą objektą, va, pavyzdžiui, pasirinksiu sferą ir eisiu edit mode, jūs matot išklotinę sferos. Jeigu aš vėl eisiu į edit object mode ir pasirinksiu žmogų, ne skeletą, bet žmogų, ir vėl eisiu į edit mode, jūs matot žmogaus išklotinę. Labai sunku galbūt atrodo, kas čia pavaizduota ir taip toliau, tai čia yra žmogaus išklotinė, čia va veidas, va, pavyzdžiui, gali žymėti drąsiai visur ranka, galite ir per čia žymėti, va, pavyzdžiui, veidas. Ir labai klausimas, ką su juom daryti, tai yra labai patogu tekstūravimui ir šeideriavimui, tai yra medžiagos kūrimui. Bet su HumGen sukūrus žmogų tikrai to, ta prasme, didelio nereikia. Iš tikrųjų dar turėčiau parodyti tokį dalyką, gerai pasirenku kubą. Einu į edit mode ir dabar matoma kubo išklotinė. Aš pasirenku kubą, čia galima visokie režimai pasirinkimo lygiai taip pat kaip ir šitam paprastam normaliam lange, bet šiaip galima žymėti su L raide, va, su L raide, tuos gabalus, jeigu aš pasirinksiu kitą gabalą, va, pavyzdžiui, dabar va, pasirenku žmogų, pasirinkau skeletą, pasirenku žmogų, einu į edit mode, paspaudžiu Alt A, su Alt A viską žymė,
tada paspaudžiu L ir pažymiu tik tai tą sritį, visos srities nepažymiu, pažymiu tik tai tą sritį, tą gabalą. Jį galima sukiot su E raide, aišku. Kai kurie galvos, kam čia reikia, bet čia šeideriavimui, tekstūravimui, tai yra jį galima skeilint. Nu, kadangi 3D yra labai daug teorijos, tai va, pavyzdžiui, dabar jeigu pažastyse įsitempia medžiaga, va čia, va, tarkim, va šitoj va sferoje įsitempia medžiaga, va čia va pažastis, va pasižymė, matot, tai galima paredaguot, pasukiot, taip toliau. Humgene viskas gerai padaryta su Humgen. Bet jeigu įeisim į Object Mode, va šitą, tai tada reikia padaryti Smart UV Project Unwrap. Ir tada jisai tuos gabalus padaro daug suprantamesnius. Nors man automatiškai suprantamesnė yra ta paprasta UV unwrappingo kraštinė. Nu, ta prasme, be UV unwrappingo tai parodysiu. Man pačiam asmeniškai daug labiau suprantamiau šitaip yra. Bet daug lengviau redaguoti medžiagas yra šitaip. Tai aš spaudžiu tarpą ir tada renkuosi funkciją Smart UV Project. Nepasirinktas objektas. Reikia pasirinkti būtinai visą objektą. Jį galima pasirinkti su A čia, tą vieną objektą. Jeigu norit kelis objektus pasirinkti, aš net nežinau, ar leidžia, ta prasme, kelis objektus vienu metu UV pasirinkti. Leidžia, va, ir persidengia tada jų UV. Tos išklotinės visiškai leidžia, lygiai taip pat kaip leistų paprastam editinimo režime, redagavimo veiksenui. Tai čia maždaug taip yra viskas. Tik dabar klausimas, ką galima daryti su ją, ne? Tai tada mums reikia parodyti šeideriavimą. Tai šeideriavimas dabar yra šitaip. Humgene čia yra Material Preview, tai yra Viewport Shadingas, tai yra kaip žiūrėti, kad parodyti viską, kas turi medžiagas. Dabar pas mus yra įjungta Cycles, bet čia įsijungia Eevee peržiūra, Eevee medžiagų peržiūra. Ir žiūrim, kad mūsų žmogus turi odą, turi apatinis uždėtą medžiagą, o mūsų sfera ir mūsų kubas neturi. Nežinau, ko siekiama yra, ką siekėt padaryti, bet va, pavyzdžiui, aš nemažai kokią 75-80% medžiagų randu per Blender Kit. Yra toksai adonas. Jis yra pusiau mokamas, pusiau nemokamas, bet va, pavyzdžiui, aš noriu padaryti, kad mano sfera va, būtų klei. Tai tiesiog paimu, paspaudžiu ir viskas, jinai jau molis yra. Noriu, kad, va, pavyzdžiui, būtų skin shader yra. Nu, va, pavyzdžiui, juodaodžio oda. Ant kubo uždėjau ir jam automatiškai pritaiko subsurface scattering, tik tiek, kad jinai kažkokia labai šviesi. Tai mes einam į shadingą, dabar į medžiagos vadinasi langą, jeigu neužsmigs blenderis, neužsmigo, kažkokia labai jau šviesi ta juodaodžio oda. Nu, kartais būna, kad kai kurios medžiagos būna blogai padarytos, arba reikia pasitaisyti pačiam, nu, tai čia atveju, tai pažiūrėsim, arba šviesos per mažai, ne, viskas gerai, viskas gerai. Šviesa kaip šviesa. Jo, juodaodžio oda uždėta. Leopardo oda yra, va. Tai tiek, kur tas piltuvėlis aš visą laiką pasidarau, jeigu yra galimybė free first, nemokami pirmiausia, kad ta prasme, kad... Bet gerai, o jeigu nėra medžiagos, kai mums dabar ją susikurt patiems, taigi vėl dabar aš pereinu į Material Preview, į šitą vidurinį, pasidarau beždžionę su Shift A, visus šitus galiu užmerkt, kad jie man nesimatytų ir nekliudytų. Tiems, kas naudojat Photoshopą, tai jūs suprantat, kad veikia visai kaip Photoshopo sluoksniai visi šitie. Taip, tada žiūrim, kaip krenta mūsų apšvietimas. Aišku, tai nebūtina, nes mes būsim Material Preview, bet aš noriu, kad mūsų apšvietimas kristų taip, kad mano žiūrovams eitų supras, ką aš darau.
Tai tada įeinu į shadingą ir dabar man reikia susikurti medžiagą. Taip, dabar pagal teoriją yra dvi medžiagų rūšys blenderyje. Emisija, tai yra šviečiančios medžiagos ir sugeriančios medžiagos. Dabar šita bežionė neturi jokios medžiagos, tai įėjus į medžiagiškumą einam į new. Ir tada čia yra Principal BSDF shaderis. Tai yra pagrindinis blenderio shaderis, kuris valdo visus, bet ta prasme reikia neskubėti daryti, nes o pavyzdžiui, jeigu reikia, pavyzdžiui, va čia va, kur Surface yra, va čia va šone, kur toks kaip gaublys pasaulis, kur ratukas su keturiom, jeigu yra Surface, tai galima pasirinkti, va pavyzdžiui, emisija, stiklas, blizgantis, plaukai, metalinis ir taip toliau, priklausomai nuo to, kokios medžiagos reikia. Daugeliu atveju jums užteks Principal BSDF, bet žiūrint, ko jums reikia. Galima daug ką padaryti su Principal BSDF, pavyzdžiui, tą patį stiklą. Dabar bandysiu padaryti stiklą ir transmisiją. Prašau, stiklas. Tik tiek, kad dabar jisai atrodo įviškai, tai yra netikroviškai pagal įvį. Aš šitą noriu, kad netrukdytų, bet jeigu pagal cycles, tai jisai va taip va atrodo permatomas visiškai, o dabar atrodo įviškai. Tai ir metalas irgi reguliuojasi, va pavyzdžiui, jeigu metalą noriu, prašau, metalas. Tai daugeliu atveju jums užteks Principal BSDF, čia reikia pasižaisti su šitais. Spalva, va čia va base color, bet į base color, va pavyzdžiui, jeigu noriu padaryti raudoną, tai galima per čia va reguliuoti, nebūtinai per ten. Nu va, einu į layoutą, jeigu reikia kokios paprastos operacijos, tai tada tik spalvą pakeisti, tai tada užtenka kaitaliot va šitą va. Diffusas, tai yra jūsų kaip šviesa atsimuša, va, subsurface scattering, jeigu odos reikėtų, ta prasme, kaip per odą šviesa krenta, tai va čia va subsurface scattering yra va čia va. Bet jeigu reikia sudėtingesnės operacijos, mes dabar sukurkime medžiagą, kurios nėra. Tai yra, tarkim, mediena kokią nors tamsią. Ir pažiūrėkim, ar čia yra tarp medžiagų. Wood angliškai. Net jeigu ir bus, pabandykim tą minimalią medieną pasidaryti patys. Tik aišku, čia labai gražios yra PBR materials. PBR tai yra Physical Based Render Material. Tai kad su visokiais iškėlimais, grioveliais, tik tiek, kad kartais būna, kad pasitaisyti reikia. Ir dabar pabandykim pasidaryti medieną. Jeigu žinom, kaip atrodo, mums reikės telefono, fotoaparato ir taip toliau, kai kurioms medžiagoms patiems pasidaryti nepavyks. Reikia ieškoti interneto arba fotoaparato, bet viskas gerai. Yra internete labai daug bibliotekų, pavyzdžiui, Polyhaven yra tokia biblioteka ir čia Assets, Textures. Ir čia va yra visokios tekstūros. Va, pavyzdžiui, medinis stalas, skalda, yra daug visokių, jas galima atsisiųsti, galima naudoti, yra netgi blenderio pluginas visam tam reikalui, kurį galima instaliuoti ir tiesiog mesti asetų, arba galima tiesiog paimti paprastai atsisiųsti, nu, pavyzdžiui, Strandboard download tekstūrą. Čia leidžia pasirinkti programoms, reikia Blender, download. Bet nesvarbu, pademonstruosiu, kaip susikurti pačiam, jeigu nėra tokios tekstūros. Tai va, pavyzdžiui, Wood Texture parašau. Dar galiu pridėti Seamless 4K, kad būtų jinai tinkamo dydžio. Nu, va, pavyzdžiui, va tokį, va, įrašau paveikslą kaip. Įrašau aš į atsisintimus, kad rašiau Wooden Flooring ir tada, kad būtų paprasčiau, pasikeičiu, kad būtų
tarkim PNG, nes PNG labai geras formatas, labai daug spalvų duoda. Šiaip tai tada įėjus į Blenderį įvedu Image Texture. Dabar pasakysiu, kad ir Color įmetu į Base Color. Ir dabar matot, jisai pasidaro juodas. Aš paimu Open, įeinu į atsisiuntimus, susirandu savo medienos tekstūrą, kurią įsaugojo gale ir paspaudžiu Open Image. Ir prašau, uždėjom, bet jinai, plokščia kol kas atrodo, bet mes dar pasimokysim, kaip pažaisti su ja. Ir vis tiek uždėjus šitą tekstūrą galima reguliuoti metališkumą, roughness, IRO, alfa, kaip šviesa krinta, subsurface scattering galima, transmisiją. Visus nustatymus, kokius, ta prasme, redaguojant su spalva galima uždėti. Tik dabar kitas klausimas, ne kitas klausimas, bet aš turėjau iš pradžių pačių tai pasakytų, dar patikrinsiu, ar tikrai įrašydėjom. Tai šitą edit preferences ir žiūrėti, kad būtų tarp addonų įjungtas Node Wrangler, uždėta varnelė ir įsaugot va čia Save Preferences, kur tie 3 taškai įsaugoti nustatymus. Tai tada paspaudžiu Ctrl T ir iššoka tokie va texture coordinates ir mapping. Aš galiu tada redaguoti dydį rašto, pastumimus ir panašiai. Ir šitie mazgai, ta prasme, su dešiniu pelės klavišu nešiojasi. Dar negana to, galima juos pažymėti ir padaryti selected nodes can be joined. G turbūt. Jo. Ne. Neatsimenu dabar jau. Tuoj pabandysim šitaip. View toolbar, select node. Join group inputs. Nodes can be joined. Nu ir gerai, belniai nematė. Nemanau, kad kai kuriems reikės, bet iš tikrųjų su Ctrl G to parodysiu, ką galima padaryti. Galima kurti mazgų grupės ir jas pasivadinti kaip nori. Nu, pavyzdžiui, pabandom šitą gal mazgų grupę leis. Irgi ne. Node. Join. Va, leido. Ir F dabar pasirodo, ne Ctrl G, bet F. Nu, va, pavyzdžiui, medžiagos, tik tiek, kad lietuvybių nėra. Medžiagos savybės. F. Va, dabar jau kitaip biški. Medžiagos savybės, medžiagos valdymas. Dabar tuoj pažiūrėsim, ar leidžia keisti spalvas. Man atrodo, turėtų leisti keisti ir spalvas. Taip. Va, leidžia keisti ir spalvas. Per N panelę, va čia va Node panelė iššoka. Va, pavyzdžiui, dėsim mėlyną spalvą. O, atšoko kažkodėl tai. Leidžia dydį pasikeisti, label, size, dabar ne 20, koks ir buvo. Nu ir va, ir dabar turim suskirstę, tai va čia medžiagos valdymas ir va, pavyzdžiui, kartais man patinka su šitais pažaisti, kad generated, ten normal, UV, nu išklotinė, šiaip tai dažniausiai generated object arba UV naudojamas. Kažkodėl taip, dabar nepaaiškinsiu. Taip, dabar mes norim padaryti, kad būtų iškilimai kaip gražiai tose PBR material, kurias mes pasirinkom PBR medžiagose šitose. Gražiai kaip padaryti. Tai mums dabar jau reikės kitos programos. Aš naudoju Krita tam. Bet nesvarbu, galit naudoti ir Photoshopą taip toliau, bet Krita yra nemokama. Tuoj užkraus Kritą, aš susirasiu į tą laiką savo atsisiųstą medžiagą. Kur jinai, va taip, čia va tas. Įmetu į Kritą.
Ir tada, kur yra filtras, pasirenku Edge Detection Hate to Normal Map. Ir paspaudžiu gerai, tada failas, eksportuoti. Įeinu vėl į Aivaras atsiuntimai, Wooden Texture ir parašau Normal Map. Kaip pasivadinsit nėra būtina, bet aš pasivadinu taip, kaip aš rašiau. Nu ir gerai, saugom pagal defaultą. Tada įeinam į Blenderį, spaudžiam Shift-A, Search, Normal Map. Oi, dabar ne tą paėmiau. Ištrint su X arba su Delete, kaip visuomet, Normal. Ir dabar reikia žiūrėti, kad būtų... Va, Normal Displacement, Normal Map radau. Įmetu į šitą, va, matot automatiškai. Tada Normal stumiu į Normal. Ir tada galiu nusikopijuoti su Shift D tą patį. Ir persidengia, matot, įmetu į Color. Šitą paspaudžiu varnelę. Tada einu į Open. Susirandu savo atsisiuntimą. Dabar biškį susirandu tą Normal. Tik tiek, kad dabar pas mus kažkas nustatyta, kad jisai pasidarė permatomas visiškai. Alfa gal. D. Pasidarė, gal ARR kas nors. Va, ARR nustatytas. Ir va, matot, atsiranda iškilimai va tokie va čia. Šitas galima medžiagų valdymą patraukti, arba tą visą grupę galima patraukti, kad jinai nesimaišytų. Tai galima dar daugiau pasiekti, užpildyti va šitus, ta prasme, visus laukelius. Rofnės žemėlapį, ARR žemėlapį, bet parodau patį paprasčiausią medžiagos valdymą. Dabar iš medžiagos, ta prasme, o jeigu mes taip lengvai neprasisuksim kartais, tai dabar aš ištrinu šitą medžiagą. Mes kartais taip lengvai neprasisuksim, kad tiesiog uždėjai nuotrauką, uždėjai Normal Map ir nutiko toks dalykas, kad pavyko pabėgti nuo viso to. Arba kad rasim per Blender Kit bibliotekoje ką nors. Mes kartais taip nepabėgsim, kartais mums reikės nupiešti tekstūrą. Tai einam į Texture Paint. Va, matot, iš karto iššoka beždžionės išklotinė, kur Texture Slots, Mode Material pasirenkam ir Base Color. Ok. Šitą pasitraukiam, šitą pasididinsiu, šitą pasitrauksiu ir galim piešti mes ant jos. Ir tai, ką nupiešėm, viskas matysis. Va, čia dabar ausį aš paspalvinu. Šitam reikalui aš neturiu grafinės planšetės, bet šitam reikalui čia spalvas keist galima. Šitam reikalui geriausia turėti yra grafinę planšetę, nes jaučiasi ir paspaudimai ir taip toliau. Aš esu daręs vieną darbą, grybus, kad būtų su grafinė planšetė. Tai ten jaučiasi ir paspaudimas ir taip toliau. Bet čia irgi matau, su pele irgi visai nieko jaučiasi paspaudimas, tai reikia tiesiog skirtingą galę pasirinkti. Yra visokių teptukų, va, bluras, pavyzdžiui. Bet mums reikia Paint Hard. Dabar aš išėjau. Brušės, Paint Hard. Paint Soft va yra. Ir viską tą, ką mes nupiešėm, viskas matosi. Tik tiek, kad dabar nežinau, ar matosi ten, kur nupiešta. Tai dabar, kai einam į UV Editing, atsidarom tą savo medžiagą, dabar jinai kažkur bus. Nu, pavyzdžiui, atsidarykim mūsų Wooden Flooring Texture. Iššoka taip, ji neįsisaugos per čia. Čia dabar nežinau, čia dabar rodo, ką aš nupiešiau. Tai dabar man reikia pasirinkti, nu, tarkim, material, va tą, kur mes uždėjom. Ir tarkim, yra tempimas per ausis. Nu, va, pavyzdžiui, yra koks negražus, dabar žiūrim. Nu, čia viskas gan padoriai. Nu, va, pavyzdžiui,
va čia va yra koks nors, va čia va, tai aš pasiimu tą tašką ir šiek tiek pastumiu, arba padidinu, arba pamažinu S raidę. Nu, kad pasitaisyti visokius brokus, ta prasme, jeigu matom, kad, aš čia patį modelį, kad jeigu kas nors negražu išlenda, galima pasisukti, va pavyzdžiui, R, kad va pavyzdžiui visur būtų horizontalu, o čia būtų vertikalu. Tai galima taip va pasisukti. L. Su L raidė galima pasižymėti viską. Galima netgi šitai padaryti. Pasistumt, tarkim, grąžinot gal kai buvo. Nu, tarkim, susimažint. Tai dabar jau nebe tokia detali. Pasididint. Pamatot ir keičiasi. Galima užpiešti ir ant tos pačios tekstūros, bet aš dabar dar šito kol kas neparodysiu, nors galim pabandyti. Texture Paint, pamatot, iš karto iššoko normal mapas, tai yra labai gerai. Nu, pavyzdžiui, žaliai aš jį papiešiu. Dabar size galiu pasididinti dydį, tada va čia smerį yra visokių va tokių va įrankių. Čia reikia paimti ir žaisti. Paint Hard va, turbūt labiausiai dažniausiai naudojamas. Bet visokių galima pripaišyti. Šiaip, jeigu yra per sudėtinga blenderiu, tai dar galima pasijungti išorinę programą. Tik tiek, kad pas mane Edit, Preferences, File Paths atrodo ir Application. Ir čia Application, kur Image Editor, reikia pasirinkti savo Image Editor. Aš dabar, kadangi nepasidaręs, tai neparodysiu. Bet paskui einat į ant panelę. Item, Tool, kažkas tokio. Options, External, Quick Edit. Ir iš to kampo, iš kurio parodysit, ta prasme, iššoks jūsų External programai, pavyzdžiui, Photoshop'e. Ir galima Photoshop'e redaguoti ir paskui Apply Edits paspausti ir iššoka iš Photoshop'o. Taip, dabar mes turėjom 3 objektus. Kubą, tai dabar Suzana Humgen žmogų ir sferą. Tai dabar Suzana užmigdom, pasirenku sferą, einu į Texture Paint ir dabar man leidžia piešti ant sferos roughness map. Tai yra ant nelygumų, nu ne ant nelygumų, bet ant... Ir ką mes čia... Ai, aš piešiu ant kubo, atsiprašau, aš piešiu ant kubo. Man reikia piešti ant... Nu, nesvarbu ant ko. Svarbu toks principas. Aišku, jeigu galit rasti internete gerų medžiagų nemokamai, tikrai yra nemokamų tekstūrų tam pačiam Polyhaven ir taip toliau. Tai... tam pačiam Blender Kit, tai geriau naudot jau padarytas, nes, nu, jos jau būna geros iš karto, va pažiūrėkit, va, kaip jau tekšis. Roughness žemėlapis uždėtas, Base Color uždėtas, Normal Map uždėtas, Displacement Map uždėtas, kad, ta prasme, čia irgi tuo pačiu principu visi žemėlapiai sudėti, kas užtruktų pasidaryti atviro kodo nemokamom programom, tos kai kuriuos žemėlapis. Va tada matom, kad mūsų sfera va, arba apšvietimas blogas, arba kas, kad tokiais va susilieja langeliais. Tai dabar einam žiūrėti apšvietimo. Ne apšvietimas vis dėlto, mūsų medžiaga nesueina. Tai ką mes darom, jeigu taip atsitinka, taip pasirenkam mūsų medžiagą ir pasirenkam pirmiausia, tai va, praeinam per medžiagas. Va, atsiprašau, į vektorių reikia mesti vektor. Praeinam per šitus, va. Ir įsitempia, bet vis tiek atrodo kaip molis, ane? O jeigu einam į Generated, irgi atrodo kaip molis, tai galima pasižaisti visaip taip pasukiot, padidint. Ir žiūrėt, kad sumažint, padidint, kad, ta prasme, žiūrėt, kad nebūtų, kad būtų kuo panašiau į molį, į tikrą molį. O ne taip, kad ant durniaus.
Tų medžiagų yra įvairių, ta prasme, šiaip kai kurie dar šitus dabar aš paslėpsiu sferas visas ir padarysiu, kad nerenderintų, uždengsiu ir fotoaparatą, sferą, Suzaną ir Kubą, paliksiu tik tai žmogų dabar. Šviesą palieku, Kubą irgi užmigdau, kad jis nesirenderintų, palieku tik tai žmogų, palaukiu kol šviesą ištrinu. Ir dabar parodysiu savo vieną galimą apšvietimo būdų, irgi su medžiagom. Pasidarau plokštumą, 2 plokštumas, galiu įsikopijuoti paskui. Tai pasidarau medžiagą, va, new, tada surface emission ir tarkim duodu 5. Nu gerai, 2,5 ir jau apšviečia. Ir nereikia apšvietimo daryti, įsivaizduojat. Visiškai paprastas apšvietimas, toks kaip kokiam procedūriniam, kaip gerai, aš vis karto pasižiūriu, ar ir nereikia visiškai, ta prasme, jokio apšvietimo. Ir galima spalvas pakeisti irgi, o tarkim, mėlyną. O dabar kaip, jeigu nutinka toks dalykas, kad reikia, nu dabar va, čia yra viena medžiaga, tai mes ją nukopijuojam. Va, ir duodam kitą spalvą, duodam kitą galingumą, tai va, ir kaip matot, dar galima šitai padaryti, tai vėl duodam plokštumą, tik tiek, kad dabar jisai dės visoms kaip defaultinę medžiagą, tai dabar new, einam per tab režimą, assign, kad būtų nauja medžiaga. Tab new, assign, naują medžiagą sukūriu, new, surface, metallic BSDF, roughness. Ne, nepasikeitė kažkodėl, tai veikia kitaip, negu aš įsivaizdavau. Ne, nesvarbu. Galima vis tiek, ta prasme, per medžiagas eit. Vis tiek šitą temą dar mes paliesim per renderinimą ir atvaizdavimą, kai reikės. Ir pasaulio tada nustatymuose, kur color galima pasirinkti, kad būtų juoda visiškai. Ir tada, va, kur yra šiti, aš nusiimu šitus. Tada einu į fotoaparatą, pasirenku denoise. Šiek tiek palaukiu ir nereikia renderinti, įsivaizduokit. Atrodo taip, kaip atrodytų surenderinta ir nereikia renderinti visiškai. Ir negana to, dar apšvietimo intensyvumas priklauso nuo jo artumo, kiek jisai arti, kiek jisai toli. Nu, čia jau fotografijos teorija. Bet galima apšviesti tiesiog su 2 plain panelėm. Vėl tada šitus galima įsijungti. Čia paspaudus va šitą lanką ir va šitą va show overlays, tuos 2 rutuliukus tokius. Ir iš visų pusių. Ir va, pavyzdžiui, vėl trūksta mano apšvietimo. Tai vėl paimu iš nugaros, pavyzdžiui, paimu, nukopijuoju, pasuku, įeinu į medžiagą, duodu 10, kad nugarą geriau apšviestų. Ir dar negana to yra va čia texture properties. Nu va, pavyzdžiui, type, clouds. Galima pasižaisti su jom, aš retai su jom žaidžiu, nes viską aš pasiekiu per shadingo šitą va panelę. Per shadingą pasiekiu. Dar ką galėčiau parodyti, va pavyzdžiui, tai dabar vėl gražinu, ne, lempą tai aš ištryniau, gražinu į material preview. Va pavyzdžiui, jeigu reiktų pasikeisti ant to paties žmogaus, tarkim, kojos kitą medžiagą, tarkim, koją padaryti mėlyną, tai pasižymiu koją, paspaudžiu pliusą, paspaudžiu assign, paspaudžiu new ir padarau mėlyną. Paspaudžiu tab, nu, kad išeit, ne, nepadarė mėlynos, kažkodėl, kai paspaudė 10 pelės klavišą, jisai atfiksuoja. Nu ir dabar koja mėlyna. Tai galima, va, pavyzdžiui, jeigu kokio blastinė operacija, va, kaip čia buvo, tai sužymėt, nu, va, pavyzdžiui, sritis, taip atsargiai, va, assign, kur bus pjūvis.
žaliavą galima padaryti. Ir paskui visą tą spalvų grupę gali valdyti kaip nori. Kai, jeigu turi, va dabar vėl padarysiu kubą, shiftą, mesh, kubę, S, susimažinu kubą. Einu į tab, duodu jam medžiagą. Nu, pavyzdžiui, žiūriu, kad būtų face režimas, paspaudžiu assign, duodu naują medžiagą. Duodu spalvą raudoną, jis dabar pasidaro visas raudonas, taip, bet jeigu aš paspaudžiu vėl pliusą, pasirenku, tarkim, viršutinį ir padarau assign, jis dabar pasidaro baltas, duodu jam žalią ir aš taip galiu duoti tam pačiam objektui kelias medžiagas. Dabar, pavyzdžiui, duosiu raudoną, vėl paspaudžiu pliusą, paspaudžiu assign, pasidaro baltas, paspaudžiu naują, paspaudžiu violetinę. Kai dešinį paspaudį, jisai atfiksuoja. Man irgi labai neįprasta priprast prie to dešinio valdymo. Ir galima paskui, va pavyzdžiui, select, deselect, pagal medžiagą, select, va pavyzdžiui, jeigu visur yra oda ant šito žmogaus object, va pavyzdžiui, paspaudžiu žmogų, paspaudžiu human, ant šito neleidžia. Nesvarbu, va šito tai, ne, gal edit režimą reikia, taip, jo leidžia. Ir paskui leidžia rinktis pagal medžiagą, select, va pavyzdžiui, oda, dabar pasirinksiu ten, kur žalia, select, ten, kur žmogus, deselect, atžymėti, kur žalia, vėl select, deselect, akis, plaukai, select, human, select, deselect. Leidžia pasirinkti ir leidžia, va, pavyzdžiui, tik tai tavo medžiagą reguliuoti ir panašiai. Nu, toks pasižaidimas visai labai smagus, sakyčiau. Arba jeigu reikia, va, pavyzdžiui, dabar va yra medžiaga, nu, va, pavyzdžiui, reikia pridėti truputį metalik, gal jisai kyborgas pas mus. Tai, kai pasirenki tą medžiagą, va, metalik. Dabar jisai metalinis visiškai. Tai leidžia daryti pakeitimus tik tai būtent tai medžiagai, o ne... Taip, dabar kubą vėlgi galiu išsimti ir dabar įeiti į kamerą, pasirink kamerą, item, view, kamera, view, n, panelę uždarom, pasisukam tiek, kiek mums reikia. Ir tik tiek, kai darot šitą panelinį apšvietimą, pleninį, kaip aš vadinu, plokštuminį, tai reikia daryti taip, kad plokštumos nesimatytų kameros vaizde. Ir paskui render image. Tik tiek, kad dabar aš padariau juodam fone, tai gaunasi taip, kad juodam fone, bet tuoj parodysiu, kaip padaryti ne juodam fone. Tai bus tokie pradmenys į pasaulio valdymą irgi turbūt. Dabar paspaudžiu escape. Atrodo va šitaip va, juodas. Bet jeigu aš eidu į pasaulį ir padarau pilką, kai buvo pagal defaultą, na šitas va pasaulis toksai apskritimas su dviem tokiom linijom, tai bus jisai pilkas. Bet jeigu aš įkelsiu nuotrauką, tai jisai galės būti nuotraukoje, bet šiaip dažniau galima daryti šitaip. Paspausant fotoaparatą, film, transparent. Ir jeigu yra stiklas, tai paspaudžiam transparent glass, nu, pavyzdžiui, jeigu stiklinę akį kokią įdeda dar ką nors, tai tada reikia paspausti transparent glass, šiaip daugeliu atveju jisai nebūtinas. Tai paspaudžiam transparent, tada paveiksliukas bus transparent, tuoj pamatysit, įsitikinsit patys. Va, dabar jisai bus su tokiais langeliais, tai reiškia, kad paveiksliukas yra permatomas ir jį galima išsaugoti, tuoj dabar tegu surenderina. Atidarysim mes per kritą failas, naujas, sukurti dokumentą, atsisakyti, šitą uždarom, įstumsiu aš tiesiog į kritą, ne. Surenderino, tada image paveiksliukas saugoti, kaip įsisaugom kur norim, žmogutis. Ir žiūrim, kad būtų čia nustatyta image PNG RGBA, tai yra Red, Green, Blue, Alpha ir paskui Save Image. Paskui paimam tą paveikslėlį, tą žmogutį.
ir įstumiam į Krita. Krita yra nemokama, dar kartą pasakau, Krita yra nemokama ir legali, nes kitos programos yra mokamos. Ir kaip matot, yra permatomas. Ir dabar aš jį galiu stumdyti, galiu padidinti, galiu pamažinti, galiu pastorinti. Gražinam taip, kaip buvo. Aš ką norėjau parodyti. Tai tarkim, room. Nufotografuojam kambarį. Padarom kopijuoti paveikslą. Ctrl V. SWeb. Gerai. Aš nežinau, kokio jisai dydžio. Pasididinam. Neprimandravosiu, nes labai mažas. Tai dabar ištrinu. Įrankiai dydis didelis. Nu va, pavyzdžiui, tokį kambarį arba va tokį atverti paveikslą naują kortelę. Ne, šitas tai mažiukas. Kopijuoti paveikslą. Va šitas didesnis. SWeb. Gerai. O dabar jau panašiau. Pasididinu. Šiek tiek pastumiu taip. Jeigu mokat kitų būdų ir backgroundą užkeliu čia ir prašau, jisai jau stovi erdvėj ant kilimo pavyzdžiui. Ir čia galima pridėti šešėlių, galima pridėti atspindžių per šitą programą, bet čia jau kaip Photoshopo valdymas labiau. Dar yra Gimpas, kita programa irgi nemokama, gimp.org, kaip kam patogiau, daugiau funkcijų turinti. Man tai Krita labiau patinka negu Gimpas. Ant lovos galima pastatyti, va, pažiūrėti, kaip jisai atrodo. Ir galima apšvietimą netgi susireguliuoti pagal blenderį, pagal... Galima netgi va šitaip gudriai padaryti, tuoj parodysim. Einam į kameros vaizdą, kamerą, background images. Tuo įsisaugau tada šitą, įrašyti paveikslą kaip, atsiuntimai, įrašyti, background image, add image ir būtinai image. Ir tada susirandam tą mūsų atsiuntimą, kuris yra tas kambarys. Nematau aš čia jo kol kas. Kur mes jį saugom. Į atsiuntimus. Nu ir gerai, nu tai šitai. Open image. Ir prašau, visai stovi kambarį ir galima šiek tiek pareguliuoti apšvietimą. Dar ką nors, nu, pavyzdžiui, va čia va pastatau. Čia, tarkim, dabar apšvietimas turėtų būti geltonas. Tai pasirenku medžiagą, čia pasirenku, kad geltona, čia pasirenku stiprumą, tarkim, 50. Pažiūriu, kaip atrodo per... Nu, tipo, kad krenta šviesa nuo lango ir galima netgi atkurti taip aplinką, kad, tarkim, kristų ir va tokie va langeliai ant jo, bet šį kartą dar taip nerodysiu, čia jau biškiai tokia, nu, profesionaliau. Tada galima tas užsimerkt, kad nemaišytų, va dabar jau tamsiau bus. Ir kaip įsaugot, įdedat į Kritą, pasistatot kaip norit, galit va filtrų, edge detection, tada gmikas yra va Kritoj, kad galima šešėlių pridėti visokių funkcijų, detalių, dar ko nors, čia labai daug yra visokių filtrų. Gimpė, tai va pavyzdžiui, jeigu darytumėt per Gimpą, einam į Gimpą. Susirandam žmogutį, jis dabar pas mus paveiksluose, va žmogutis, įmetu į Gimpą. Tada iškopijuoju šitą kopijuoti paveikslą su Ctrl V įklijuoju ir Gimpę tada paspaudžiu šitą žalę. Tada įdėtą sluoksnį nuleidžiu po žmoguciu, pasididinu aš jį. Ir yra toksai filtras. Nu, pavyzdžiui, dabar aš jį pasistatau ant kilimo ir vis tiek, nu, apšvietimas, tarkim, krenta dar plius minus, taip, bet aš noriu, kad šešėlis atsirastų, kur jisai stovi, tai tada filtrai, šviesa ir šešėliai, mesti šešėlį. Ir dabar bandom ne ant tos sluoksnio, jau reikia pasirinkti žmogutį. Šviesa ir šešėliai, mesti šešėlį, va dabar atsiranda šešėlis. Ir aš galiu jį reguliuoti. Nu, va, pavyzdžiui. Nu, biškį Gimpas lėtesnė tokia programa negu Krita, dėl to man jisai nepatinka. Ir
aš tada galiu pritaikę šešėlį paspaus gerai. Ir jis, nu dabar nepadarysiu, nes matau, kad stringa kompas pamažu. Kad labai daug resursų reikia. Aišku, atsisakyti pakeitimų. Jeigu sugebat per blenderį, tai gali dar vieną plokščią padaryti, mesh, plane. Tik tiek, kad dabar jinai yra uždėta, kad būtų nauja medžiaga. Šitą ištrinam, įeinam į tabą, pliusas, assign, new. Nereikia. Paspaudžiam ant šito. Tai dabar čia bus emission pas mus. Labai negerai. Labai negerai. Nu, nesvara. Paspaudžiam čia ir tada čia, kur visibility, pasirenkam shadow catcher. Tada pasirenkam surenderintą vaizdą. Taip. Taip. Ir turi tada krist šešėlis, bet aš dabar matau, kad šešėlis nelabai krenta pas mus. Nieko, vėliau išsiaiškinsim, kai bus pamoka. Nu, ne vėliau išsiaiškinsim, bet vėliau parodysiu daugiau tokių technikų, kai kalbėsim apie renderinimą. Dabar apie renderinimą kalbam pamažu, tik tai taip iš lėto. Man krita labiau patinka, negu kad galima įdėti į aplinką, galima padaryti sėdintį, stovintį, kaip žinia, su home genu tai padaryti yra labai nesudėtinga. Tik tiek, kad kiekvieną kartą, kai pakeičiat kampą kameros, dar kameros kampą, pavyzdžiui, jeigu randat gražų, galite paspausti Ctrl Alt 0 ir tada jisai pats jį pritaiko blenderis kameros kampą. Išeiti iš kameros su 0, pavyzdžiui, vėl paspaudžiu, kad man šitas kampas, pavyzdžiui, patinka, tai paspaudžiu Ctrl Alt 0. Ir dabar rodo, Ctrl Alt 0 pasispaudžia ir iššoka toks kampas, kurio reikia. Taip, tai niekada, jeigu kaip uždėta kaip background image, tai taip niekada nerenderint su tuo, ta prasme, reikia padaryti minimalų kompozitingą, kad renderintų su tuo, dėl to reikalinga išorinė programa, nebent mokat kompozitingą. Pabaigai galiu parodyti kompozitingą, kaip sukombinuoti, ta prasme, su objektų vaizdą. Tai dabar turim šitą žmogų, kuris uždažytas zelionka. Ir mums reikia, kad jisai atsidurtų ant nuotraukos per blenderį, o ne per išorinę programą. Tai dabar uždarau kritą, kad ir neįsaugau, kad parodyt, kad tai tikrai įmanoma. Spaudžiu escape, išeinu iš Godzillos Mozillos ir einu į kompozitingą, paspaudžiu new, iššoka žmogelis, paspaudžiu Shift-A, įvedu image, pasirenku savo paveikslėlį, jis dabar turi būti atsintimuose kažkur, tai va šitas old money style, paspaudžiu Shift-A, įvedu alpha over, kaip kam patogiau, man patogiau šitaip yra, tada image pasirenku kaip backgroundą, o šitą kaip foregroundą ir paspaudžiu taip. Ir tada šitą įstumiu į čia. Ir prašau, jis jau yra kambarį, tik tiek, kad dabar reikia biškį su scalint, tai scale, scene size, ir čia irgi scale, ne, gal render size, va, render size. Ir tada čia, kur tas žmogus, padarau transform receptą. Ir aš galiu jį stumdyti. Ir tiek, kad dabar jis gaunasi milžinas pagal kambario gabaritus. Labai didelis milžinas. Bet nieko baisaus, ta prasme, jeigu jūs vėl eisit į layoutą, jį šiek tiek pasistumdysit ir padarysit render image. Tai jis susirenderina ir jeigu paspaudžiate escape, įeinat į compositing vėl, atitraukėt, nu kokią nors, kad persikrautų. Prašau, jis atsinaujina vaizdas. Tai čia toks įdomus būdas, kad nereikėtų kritos, gimpo ir taip toliau, ir man jis daug labiau patinka, nes čia galima kombinuoti realybę su 3D vaizdais. Ir dabar, kai padarysim render,
Dar aš vieną sluoksnį mėgstu įdėti. Tai yra va, čia, kur render passes yra. Denoising data. Ir shift A. Denoise. Nes aš naudoju labai mažus samples. Ir kad image į image. Denoising albedo į denoising albedo. Denoising normal į denoising normal. Taip. Ir tada render image. Palaukiam, kol surenderina mūsų žmogutį. Ir tada pritaiko kompozitingą. Laukiam. Neaišku, po 87 procentai. Ir turėtų užkrauti. Va, ir dabar pritaiko kompozitingą, va rašo kompoziting. Ir va, pritaiko į nuotrauką, bet jeigu jums šitas būdas sudėtingas, tai galit naudot kritą arba gimpą tiesiog. Tai tada va, image, save'as, įsisaugot paveiksliuką ir viskas tvarkoja. Tai ką, tiek šį kartą turbūt ir susitiksim kitose pamokose.